Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda ir ponia Diana Nausėdienė. Lietuvos Respublikos prezidentas ginklų Dievas. Jūsų ekscelencija, Lietuvos Respublikos prezidentė, Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopą iškilmingai vėliavų pakėlimo ceremonija išrikiuota, kuopos vadas vyresnysis leitenantas Adomaitis. Sveiki, kariai! Sveiki, Sveikinu su švente! Kuo įvažė lyg. Pradedame vėliavų pakėlimo ceremoniją, skirtą valstybės, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės dienai paminėti ir iškilmingai keliame Lietuvos valstybinę ir istorinę vėliavas. Kuo Lietuvos valstybinė ir istorinė vėliavas ginklų Dievas. Vėliavas Dievas. Kalbės Jo ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda. Brangūs Lietuvos žmonės, šiandien turime nuostabią progą švęsti savo valstybę. Mintimis siekime aprėpti Lietuvos ištakus, turtingos istorijos pamatus ir dabarties pasiekimus.
Prisimindami, kokią šalį paveldėjome, iš anksto džiaugiamės, kokią perduosime ateities kartoms. Tokią dieną kaip ši nėra abejonių. Lietuva visada buvo, yra ir bus, kol prie Nemuno ir Neries gyvens laisvę mylinti, tvirta ir vieninga lietuvių tauta. Karalius Mindaugas pirmas įžvelgė vienybės poreikį ten, kur kiti stengiasi patenkinti trumpalaikius šeimos, giminės ar gentės interesus. Didžiausiomis pastangomis jis ne tik sukūrė Lietuvos valstybę, bet ir išplėšė jai tarptautinį pripažinimą, atvėrė kelius į Europos tautų šeimą. Drąsi pirmojo valdovo vizija ilgiems amžiams nulėmė Lietuvos likimą. Net ir pikčiausi konkurentai neišdrįso sunaikinti įspūdingo Mindaugo palikimo. Nes tik vieninga valstybė galėjo atlaikyti didžiulį išorės jėgų spaudimą ir užtikrinti jos gyventojų saugumą. Ir iki šiol mes visi naudojamės karaliaus Mindaugo dovana. Didiname Lietuvos atsparumą, remdamasi laiko patikrinta valstybingumo idėja bei narystė Europos Sąjungoje ir NATO. Pasimokę iš istorijos telkiame jėgas ir būrėme sąjungininkus, kad atremtume kylančius naujus iššūkius. Padedame Ukrainai, kuriai šiandien labiausiai reikia mūsų pagalbos. Likimas Lietuvai lėmė neramią kaimynystę. Tačiau net ir tai mes išmokome paversti savo pranašumu. Kai mus bando kiršinti, mes vienijame jėgas. Kai mus spaudžia, grūdinamės ir stiprėjame. Kai bando pavergti, dar karščiau renkamės laisvę. Tad ir toliau ženkime gerai pažįstamų kelių. Kurkime Lietuvą. Vieningą, nepriklausomą, klestinčią, demokratinę valstybę, atvirą draugams ir neįveikiamą priešams. Gražios valstybės dienos visiems. Jūsų ekscelencijos gerbėmieji, netrukus stebėsime Lietuvos